Praeitą sykį kalbėjau apie kėdę, tai yra Dievas, kurio tu gali pasitikėti. Šiandien pamokslausiu apie kėdės. Niekada negirdėjote apie kėdės. Bet esmė ne kėdė, esmė tai, ką Dievas. Tai bus iliustracija. Kad Dievo malonė tai yra ta kėdė ir Dievas su savo malonė šiandien kviečia tave atsisėsti visiškai. Nežiūrint, kad mes einam per audrą ir mes, kai giesmė giedojam, pakelkim savo dvasinės akis. Nežiūrint to, kaip mes sieliškai jaučiamės, liūdesys ir ašaros, kad mes pilnai atsisėstumėm į tą ramybės kėdę, į jo buvimą. Tai reiškia, kad aš visiškai pasitikiu Dievu. Atsisėsti čia tai reiškia, kad ne savo kojomis pasitikiu, bet aš pasitikiu jo malonę. Ir aš atsisėdu ant šitos kėdės. Ir aš sakau, ačiū tau, Jėzau, kad tu mane laikai. Ačiū tau, Jėzau, kad tavo malonė tave laiko. Jeigu iki šiol aš turėjau pats kovoti ir stovėti ant savo kojų, tai dabar tavo malonė laiko. Ir aš ją pakelsiu. Nes pamokslausiu apie malonę, labai paprasta, brangieji. Efeziečiams laiške yra nuostabi eilutė, kuris sako, jūs iš malonės esate išgelbėti ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Taip, gal tiksliau paskaitysiu. Ir aš noriu, kad mes pasiimtumėm tą žodį, įsidėtumėm į savo širdis, bet tą žodį ne tik įsidėtumėm, bet ir nuneštumėm kitiems. 8 eilutė sako mums, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Apie ką čia sako? Sako apie Dievą, kuris yra maloningas. Brangieji, Dievas yra maloningas. Tai reiškia, jis yra palankus. Jis nori tave palaiminti. Jis nori bet kurį žmogų žemėje palaiminti. Ir jo malonė, brangieji, yra 100%. 100%. Ir mes negalime nieko padaryti, kad sumažintumėm jo malonę. Amen. Jeigu Dievas duoda 100% malonę, taip, ir mes nieko negalime pakeisti, mes nieko negalime nei pridėti, nei atimti. Tada aš užduodu klausimą, Viešpatie, tai kodėl tu elgiesi su žmogum va taip, iš malonės, iš savo palankumo? Dievas sako, aš negaliu kitaip. Aš negaliu kitaip. Ir malonė yra, brangieji, Dievo malonė, tai yra tėvas, Dievas tėvas, myli tave ir siunčia savo malonę ir mes prisiliečiam prie tos malonės ir mes kiekvienas patiriam savo širdim tą malonę. Kažkas yra pasakęs, aš kaip kempinė geriu šitą malonę ir šita malonė veikia mano širdį. Taip, tu kada prisilieti prie Dievo malonės, jinai veikia tavo širdį, tu galvoji, koks Dievas geras, tu galvoji, kaip Dievas mirė už tave ant kryžiaus, jinai veikia tavo širdį. Arba kažkas yra pasakęs, jinai yra apdirbama tavo širdį malonė. Ir kas įvyksta toliau? Įvyksta toliau, kad ta malonė, jinai nelieka bergždžia arba nevaisinga, kaip moteris, kuri negali susilaukti vaikų. Ta malonė, sako, ta malonė, jinai duoda vaisių ir ta malonė, kuri yra širdyje, jinai sugrįžta atgal pas Dievą. Žiūrėkit, malonė iš Dievo ateina paliečia mano širdį, jinai padaro kažką mano širdį ir atgal grįžta pas Dievą. Tai yra šlovinimas. Ir tai, ką mes norim giedoti jam, tai yra ta malonė. Kada mes norim su kažkuo pasidalinti Evangeliją, tai yra malonė. Nes Dievas palietė tavo širdį, palietė, padarė savo darbą ir jinai kaip vaisius, jinai grįžta ir mes sakom, ačiū tau Dieve už tavo malonę. Ačiū tau Dieve už Kazytę, nes jinai padrasinimas, jos gyvenimo kelias yra padrasinimas. Jinai mylėjo žmonės Kulautuvą, jinai skelbė Evangeliją, jinai atidavė savo visą gyvenimą dėl žmonių. Ir mes sakom, wow, Dieve, kokia yra tavo malonė. Ir mes galim žiūrėti į Kazytę, mes galim žiūrėti viens į kitą ir sakyti, kokia didelė Dievo malonė. Bet tol, kol tu pats neparagausi ir tol, kol tavo širdies nepalies Dievo malonė, kol nepadarys darbo ir tu sakysi, gana, aš nebenoriu sėdėti, aš noriu dalintis tą gerąją naujieną, aš noriu dalintis malonę su kitais, aš noriu dalintis Dievo meilį. Va tada šita Dievo malonė, užgimsta
gimsta vaisius ir jinai tiesiog grįžta pas Dievą. Ir Dievas sako, mano žodis niekuomet negrįžs tuščias, brangieji. Tai, kad tu klausai žodį, Dievo malonė krenta į tavo širdį. Ir šiandien tu esi neatsitiktinai šitoje vietoje. Todėl, kad Dievas duoda malonę tavo širdžiai, kažkas vyksta tavo širdį ir galiausiai duoda vaisių. Duoda vaisių. Jeigu čia Jonas gerą iliustraciją apie kavą su pienu, tai aš norėčiau iliustraciją žiūrint į šitą eilutę. Vat vėl grįžtam, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Mano klausimas yra, kur čia yra Dievo darbas, kur čia yra mūsų darbas. Jūs pasakysit, malonė tai yra Dievas, taip, iš Dievo ateina, taip, o tikėjimas. Čia juk sako, jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai yra ne iš jūsų. O kas yra tikėjimas? Brangiai, tikėjimas irgi yra Dievo dovana, kuri ateina į mano širdį. Ir aš sakau, taip Viešpatie. Ir tik po to, kada žengiu žingsnį link Dievo malonė susijungia. Iliustracija. Įsivaizduokite Kauno tiltą. Gražų, kurį, pasirinkit, kurį norim. Gerai, senamiestis, šitas Aleksoto. Fariziejai, čia normalus, tai kad konkrečiau. Konkrečiau, ne? Gražų tiltą, vat pasakiau konkrečiai, ne? Panemunės nori, pėsčiųjų, va gerai, Panemunės pėsčiųjų. Suprantat? Panemunės pėsčiųjų šituo takeliu eina malonė, tai yra moteris. Lietuvių kalboje moteriškai giminė malonė, jinai eina visur. Eina, jinai turi kažką sutikti. Ir iš kitos pusės eina vyriškos giminės atstovas, kas tikėjimas. Ir malonė susitinka su tikėjimu. Kaip kava su pienu, haleliuja. Ir kas tada būna, kada vyras su moterim susitinka, malonė susiliečia su tikėjimu, gaunasi meilės toks momentas, gaunasi vaisius. Taip? Amen. Tai vat vaisius šitoj vietoj, arba kava su grietinėlė yra išgelbėjimas. Neužtenka, kad mes viską sakytume, Dieve, tu esi maloningas, ačiū tau, tu malonė. Dievas sako, viskas gerai, aš tau daviau tikėjimą, aš noriu susitikti, kad mano malonė susitiktų su tavo tikėjimu, nes tik tuomet bus vaisius. Ir mes kartais norime užmesti visą atsakomybę ant Dievo, bet Dievas sako, tvarkoj, aš esu malonė, aš noriu mylėti tave, bet tu ženk tikėjimo žingsnį link mane, susitikime, kad gautųsi vaisius. Ir tu norėsi dėkoti. Ir ateina džiaugsmas, ir ateina ramybė, net tokiose situacijose, kada siela nori verkti. Tu sakai, aš esu ramus Viešpatie šitose audrose. Tai yra tikėjimas ir malonė. Turi susitikti ir tu sakai, gerai Dieve, tu man davai tikėjimą, aš tikiu tavo malonę, aš tikiu tuo vaisiu, aš tikiu Viešpatie ir kad ta malonė neliktų berže arba neliktų tuščia. Senais laikais, jeigu kalbėtų apie šitą eilutę, sako, jūs esate iš malonės esate išgelbėti, esate naujas kūrinys, viskas gražu, bet vėl prie ko ta kėdė, Audriau, prie ko ta kėdė? Mes grįžtame į Seną testamentą ir Senam testamente Dievas duoda pažadą. Nuostabiausią pažadą, į kurį mes ir pažiūrėsime tas 4 kojas. Dievas sako, aš padarysiu, aš jums duosiu, aš jūs pakeisiu, aš jūs apvalysiu. Pavyzdys, aš apšlakstysiu jūs švariu vandeniu ir jūs tapsite švarus. Nuo jūsų netyrumo ir nuo jūsų stabų apvalysiu jūs. Kieno darbas? Ir mes sakom, gerai Viešpatie, ką tai reiškia? To jau Drelis įsitrauks kažką. Viską daro Dievas, viskas ateina iš jo. Ir pirmą mes skaitom. Dievas pažada tyrumą. Taip? Nėra klaidų. Naujas tyrumas. Dievas Senam testamente jau pažadėjo. Sako, ateis laikas, kada aš kiekvienam žmogui dovanoju. Tai yra malonė. Aš dovanoju tyrumą kiekvienam žmogui. Kas tai yra tyrumas? Tai yra viena koja. Aš sakiau, brangieji, atsisėskime ant šitos kėdės ir mes šiandien žiūrime, ant ko mes sėdime. Pirmas dalykas, ką duoda Dievo malonė, jinai apvalo ir duoda tyrumą. Taigi pirmas. Tyrumas.
Ir mes, brangieji, galime drąsiai sėsti ant šitos kėdės ir sakyti, ačiū Jėzau, kad tu numirėjai už mane ant kryžiaus, kad tu apvalėjai mano nuodėmes. Ir nors aš buvau suterštas, juodas, purvinas, dabar aš esu švarus ir tyras tavo akivaizdoj. Ir tai darau ne aš, ne mano pasiekimai, ne mano buvimas bažnyčiai, ne mano nuopelnai Dieve, bet tavo malonė. Aš ją priėmiau, aš ją deklaruoju savo gyvenime ir skelbiu, kad aš esu visiškai švarus ir visiškai laisvas. Dievas suteikė naują tyrumą tau. Ir jeigu šiandien tu priėmė Jėzų kaip savo gelbėtoją, tu esi apvalytas. Ir tu gali dėkoti Dievui. Štai ką sakau, už jo malonę. Dieve, dėkoju tau, kad tu mane apvalėjai. Dėkoju Viešpatie tau, kad tu man davėjai iš savo malonės šitą švarą. Kolosiečiams 1 skyriaus 22 eilutė sako, mirtimi jo žemiškame kūne, kad pasirodytume jo akyse šventi, tyri ir nekalti. Brangieji, štai šita koja, kuris sako, drąsiai atsisėsk ant šitos kėdės, nes Dievas sako, mano malonė padarė tavo gyvenime štai ką. Aš skelbiu, kad tu esi šventas, tu esi tyras ir tu esi nekaltas. Ar priimi tai? Ar tiki tai, ką sako Dievo malonė? Kaip mes gyvename su šita malonė? Ar mes vis mus persekioja kokia tai kaltė, kokia tai religiniai, kaip aš sakau, dinozaurai, kurie sako, ne, tu esi kaltas, pažiūrėk, koks tu esi nuodėmingas. O mes galim sakyti, švilpt visiems, aš sėdžiu ant malonės kėdės. Aš sėdžiu ir tvirtai stovėsiu ant to, ką Dievas pasakė. O Dievas pasakė, kad mane apvalė. Dievas pasakė, kad aš esu šventas, švarus ir tyras. Viskas, priimu tai, Dieve, ir dėkoju tau. Mes sakom, ta malonė sugrįžta dėkojimą ir sakau, ačiū tau Dieve, kad aš esu toks, kad aš esu apvalytas. Galite dabar tai pasakyti Dievui, ne man, Dievui. Ar galite tai pasakyti? Tai ne prievarta, ne, prievartus mes šiandien naudojam, bet tiesiog ačiū tau Dieve, kad apvaliai, kad surinkai ir mes esame čia. Dar viena eilutė, 1 Korintiečiams 6:11 sako, kai kurie iš jūsų buvote tokie. Mes neskaitysim sąrašą, kokie mes buvome. Mes ir taip žinom, taip. Bet dabar, paklausykit, esate nuplauti, pašventinti ir išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus krauju. Tu esi pašventintas ir tu esi teisus, todėl nebijok skelbti tiesos savo gyvenime, kad aš esu išteisintas. Aš esu visiškai švarus. Ir aš drąsiai sėduosi ant šitos kėdės. Ne dėl mano nuopelnų brangėti, bet dėl to, ką Dievas davė. Šita kėdė yra Dievo malonės kėdė tavo gyvenime. Kad tu atsisėstum sunkiu metu ir pasakytum, kada ateina gundimai, kada ateina visokios kalbos, atsisėstum ant šitos kėdės ir pailsėtum ir pasakytum, palaukit, aš esu apvalytas, aš esu švarus, aš esu šventas. Taškas. Sėdim. Grįžtam atgal, žiūrim, ką Dievas toliau pažadėjo. Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu naują dvasią. Nauja tapatybė. Antras dalykas, ką duoda? Iš malonės. Ką Dievas tau padovanojo, kad suteikė naują tapatybę. Nauja tapatybė. Naujas žmogus. Tai yra Dievo malonės dovana. Ir tu gali sakyti, aš nesuprantu, kaip čia yra, aš į veidrodį žiūriu, lyg tai tas pats žmogus. Ne. Dievas sako, yra nauja tapatybė, kuri yra nauja dvasia tavo viduje. Nauja dvasia, nauja tapatybė. Ir aš sakau, ačiū tau Dieve, kad aš nesu sena tapatybė, senas, aš esu naujas. Ir čia sako, brangieji, kad Dievas dovanoja naują širdį. Atsimenat, aš išimsiu akmeninę širdį ir įdėsiu minkštą širdį, mylinčią širdį, žmogišką. Išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį. Bet čia sako, nauja dvasia. Nauja dvasia tai yra naujas kūrinys jame. Mes esame naujas kūrinys jame. Naujas kūrinys, nauja tapatybė, nauja dvasia. 2 Korintiečiams, 2 Korintiečiams 5 skyrius, štai kodėl mes ir vadinamės, arba bažnyčia vadinasi naujas kūrinys Kristuje. Todėl, kad neįmanoma kitaip, mes esame ne seno kūrinio bažnyčia. Naujo kūrinio bažnyčia. Ir čia sako, 2 Korintiečiams 5:17 sako, taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas sena praėjo, štai visą tapo nauja.
Ir aš sakau, aš nesu senas kūrinys, kad gyvenčiau senais dalykais, įpročiais, pomėgiais, geismais ir norais. Aš sakau, Dieve, tu man suteikiai malonę ir aš atsisėdu ant to tvirtai, ant kėdės, tavo malonės kėdės ir aš skelbiu, kas aš esu tavyje. Aš esu naujas kūrinys. Savo dvasioje esu naujas kūrinys, Viešpatie, ir aš dėkoju tau. Arba Efeziečiams 4 skyriuje sako 4 skyriaus 22 eilutė. 4 skyriaus 22 eilutė sako, gal nuo 21. Juk iš jo girdėjote ir jame išmokote, nes tiesa yra Jėzuje, kad privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo žlugdančio apgaulingais geismais ir atsinaujinti savo proto dvasią ir apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Naujas žmogus tavo viduje, nauja dvasia. Štai ką Dievas dovanoja. Tuo metu, kada tu sakei, Jėzau, ateik į mano gyvenimą. Aš priimu tą malonės kėdę. Aš priimu tavo malonės visas dovanas. Aš priimu tai, kad tu mane apvalai. Ir ačiū tau už nuodėmių atleidimą. Aš priimu, kad tu darai manyje visą naują ir iš tos akmeninės širdies tu duodi naują dvasią ir aš esu naujas kūrinys tavyje. Aš tai priimu. Aš dėkoju. Keliaujam toliau. Trečias yra nauji troškimai. Nauji troškimai. Tai irgi yra Dievo malonė, kuris sako, aš įdedu troškimus. Aš įdedu ir kad išpildyti. Mes kažkada žiūrėjome taip, kad sako, aš esu tas, kuris pagaminu tavyje troškimą. Ir sako, iš savo malonės aš taip įmetu į tavo širdį malonę. Ir tu sakai, kaip faina, Dieve, tavo malonė. Ir ta malonė skatina kažką daryti, ne dėl savęs, brangyje, dėl kito, dėl artimų. Ir mes sakom, taip, Dieve, aš noriu. Ir Dievas duoda jėgų ir mes kažką tai darom dėl kito. Reiškia, naujas troškimas. Naujoj širdį atsiranda nauji troškimai, nauji tikslai mūsų gyvenime, brangieji. Suteikti nauji troškimai, naujoje širdyje. Hebrajams 10 skyriui sako, kas toje naujoje širdyje vyksta, 10 skyriaus 16 eilutė sako, aš įdėsiu savo įstatymus į jų širdis ir juos įrašysiu jų mintyse. Dievo malonė ateina ir tau nežinant, maloningai į tavo naują širdį įrašo savo įstatymus. Į tavo protą įrašo naujus įstatymus. Kas yra įstatymai čia? Jokūbo laišką galite pasiskaityti, Jokūbo laiške yra, tai yra laisvės įstatymas arba karališkasis meilės įstatymas. Supranti, ta nauja tapatybė, tas naujas žmogus, kada tu pasitiki Jėzumi, jis nebegali elgtis savanaudiškai. Jis nebegali gyventi dėl savęs. Jis nori gyventi dėl savo artimo. Naujas troškimas gyventi dėl savo artimo. Ir viduje, mūsų viduje, mes patys atrandame, kad Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse. Vat tas įstatymas yra išlietas. Ir mes sakome, Dieve, o ką reikia padaryti dėl to? Dievas sako, nieko, tai yra 100% mano malonė, tau reikia tik priimti. Mano kėdė ir visi šitie parūpinimai yra malonė. Tu nieko negali padaryti, kad pakeisti. Mes galim tik priimti arba atmesti. Vieną dieną atsisėsti, kitą dieną ant savo kojų stovėti ir sakyti, aš pabandysiu. Ir mes pavargstam ir sakome, aš pavargau bandyti. Jėzus sako, tai gal nori prisėsti į mano malonės kėdę. Į mano meilės kėdę atsisėsk, aš viską tau duodu, tau reikia tik tai pasitikėti manimi. Ir Dievas veikia mumise, mūsų viduje. Keliaujame toliau. 4, tai yra nauja jėga. Dievas, kada ateina ir suteikia malonės, jis suteikia jėgą tau gyventi jam patinkantį gyvenimą. Mes kartais galvojame, kad čia mano yra atsakomybė. Ne, brangieji. Gyventi naują gyvenimą ir jėga ateina iš Dievo. Ir tai yra jo malonė. Mums reikia tik priimti šitą malonę ir sakyti, ačiū tau už patį galingiausią visatoje akumuliatorių.
Jis niekuomet nenusės, Dieve, niekuomet nenusės, aš visuomet turiu šitą energiją. Ir Dievas ateina į žmogaus vidų per šventąją dvasią ir sako, aš esu tavo jėga ir tavo stiprybė. Aš esu tas, kuris pakeisiu tavo gyvenimą. Aš esu tas, kuris išvalysiu visą tai, ko nereikia. Aš esu tas, kuris per moterų susitikimus, sielos išgydymo seminarus, aš griausiu visas tas senas tvirtovės. Aš esu jėga, kuri prisiliesiu prie moterų mąstymų, prie moterų širdžių ir išvalysiu viską. Savo jėga, ne tavo. Ir mes tos jėgos nenusipelnome, mes neužsitarnaujame, galbūt galvojame, bet mes klystame. Tai yra malonė, brangieji. Jo jėga, jisai suteikė naują jėgą. Ir jeigu šiandien tu esi šitoj salėje ir tu sakai, Dieve, aš pavargau kovoti savo pastangom, aš pavargau kovoti, sėsk ant šitos kėdės. Atsinešiu dar vieną kėdutę. Viena kėdutė, anūkės kėdutė, kad palyginti. Čia yra mūsų pastangų kėdutė. Suprantat? Ir jeigu aš dabar ant jos atsisėsčiau, aš nežinau, ar atlaikytų. Norėtum pabandyti? Aš paskui turėsiu reikalų su anūkė, žinau. Bet, brangieji, vat šituo momentu čia, kad mes esam gundomi persėst ant šitos kėdės, todėl kad tol, kol nepasitikėjome Jėzumi kaip savo gelbėtojui, mes pastoviai sėdėjom, aš galiu. Čia būtų galima užrašyti, aš galiu. Aš galiu. Ir kas iš to aš galiu? Mes galiausiai išgirstame tą malonę, kad čia yra visa jėga, čia yra atnaujinimas, čia yra visa jėga, kad Dievas keistų tavo gyvenimą. Ir jis yra tas, kuris įgalina. Tas, kuris įgalina. Bet taip, kažkas pasakys, ir netgi yra šiandien mokytojų ir mokymų, kurie sako, nepakanka Dievo malonės. Tau dar reikia va šitos kėdutės. Tau reikia labai stengtis. Labai stengtis reikia dėl Dievo. Bet malonė tai yra tai, ką Dievas duoda. Mes tikėjimu tik tai priimam. Tai nėra mūsų nuopelnas. Kartais kai kas sako, aš tikėjau, todėl Dievas mane išgydė. Aš. Jo, tikrai tu, tavo jėgoj tu išgyjai, tavo jėgoj Dievas aprūpino tave. Mes vis kartais norim tą aš mažą kėdutę pasiimti. Bet jinai turi likti apačioj, ne tu, bet Dievo malonė veikianti tavyje. Jinai davė, aš tikėjimu priėmiau ir šiandien aš esu dėkingas už visą tai, ką mes turime. Ir pabaigai Galatams laiške 5 skyrius, to aš susirasiu, kažkur tas Galatams yra, kur sako, jūs, sako, neprotingi galatiečiai, sako, štai, 5 skyriaus. Jūs, ieškantis išteisinimo įstatyme arba taisyklėse, arba Sename testamente, remiatės į Seno testamento taisyklę, sako, atsiskyrėte nuo Kristaus. Atsiskyrėte nuo Kristaus ir praradote malonę arba malonę, va šita malonė tampa nebeveiksminga. Tai supranti labai paprasta, arba aš sėdžiu ant Dievo malonės kėdės, taip, arba aš sugalvoju ant savo pastangų. Ir kada aš atsisėdu ant anūkės kėdės, va čia atsisėdu, aš sėdu drąsiai, jinai nesulūš, aš tikėjimu sėdžiu, va, laiko. Suprantat, Dievo malonė man nebeveiksminga. Reiškia, jinai neveikia mano gyvenime. Ir kartais krikščionis užduoda klausimą, palauk, o kodėl aš nejaučiu jo jėgos, o kodėl aš nejaučiu, kad aš esu apvalytas, o kodėl aš nejaučiu, kad aš turiu naujus troškimus iš Dievo, o todėl, kad tu sėdė vis ant tos senos kėdutės, aš galiu savo pastangų. Todėl gal reikia atsikelti nuo vaikystės kėdutės ir jeigu Jėzus sako, aš tau duodu geresnę kėdę su tvirtom ąžuoliniam kojom, tai gal ir reikia persėsti čia. Ir pritaikymas labai paprastas. Mes sakom, ačiū tau Dieve. Be šitos kėdės, be šitos malonės, kas mes būtumėm? Ką mes čia pabandytumėm padaryti? Pasistengtumėm save pakeisti. Jeigu tu šiandien galvoji, kad dar gali pakeisti, turiu nuvilti tave ir pasakyti tiesą, tu nepakeisi savęs. Gali susilaikyti nuo pyragėlio vakare ir nuo kavos su pienu, taip, nes gali padaryti, nežinau, organizmui kažką ir panašiai. Bet savo širdies tu nepakeisi. Dievas sako, aš
tau duodu naują širdį. Ar tu priimi šiandien naują širdį? Jeigu aš sakau, aš dar noriu pabandyti, nes man reikia apsivalyti nuo kai kurių dalykų ir tik tada aš ateisiu į bažnyčią, noriu nuvilti tave, kad vis dar sėdint mažos kėdutės, pasikelk nuo savo pastangų kėdutės ir sėsk į Dievo malonės sostą, kuris jis sako, manyje yra jėga, aš tau duodu visą jėgą tavo gyvenimui, kurios tau reikia. Ir įdedu naujus troškimus, ir tu esi naujas kūrinys jame, ir tu gyveni kaip naujas kūrinys. Ir mums belieka tik tai pasakyti, taip Jėzau, ačiū tau šitą priminimą. Šitos 4 kojas, tai yra tas pažadas, kuris buvo per Ezechėlį pranašautas. Ir šita pranašystė išsipildė prieš 2000 metų ir šiandien yra skelbiama šita malonė. Ir kviečiamas kiekvienas žmogus atsisėsti ant šitos malonės kėdės ir atsipalaiduoti. Atsisėsti ir atsipalaiduoti. Aš nesakau, brangieji, netikėti. Mes apie tikėjimą dar pakalbėsim kitus sekmadienius. Nes tai yra mūsų žingsnis. Panaudoti tikėjimą, kurį gaunam iš malonės. Tikėti, kad tas vyras ir moteris, malonė ir tikėjimas ant tilto susitiktų. Ką reikia daryti? Taip. Bet šiandien aš kviečiu atsisėsti ant šito pažado, nes Dievas sako, aš padarysiu, aš duosiu, aš dovanosiu, aš suteiksiu, aš apvalysiu. Klausimas yra vienas. Ką mes darom su tuo? Mes galime 2 dalykus. Mes galime arba priimti, arba atmesti. Taip. Todėl paraginimas yra šiandien, kad mes priimtumėm tą Dievo malonę. Priimtumėm visą šitą kėdę, ne vieną koją. Gal tu sakai, aš ant jėgos laikausi, laikykis ant vienos kojos. Bet gal geriau ramiai atsisėsti ant visų 4.